Kiek laiko mes šiandien įrašinėjom? Įrašinėjomės viską, nesikabinėk prie garso inžinieriaus, tiesiog užmigo jo įrangą. Už ką tau pinigai mokami? Ta prasme, kokie pinigai? Ok, tai apie ką mes kalbėjom praeitą praeitą mėnesį, vėl nežino. Jo, čia kaip papuls taip. Bet Lori Wallow su savo 7 santuokom kitose gyvenimuose ir Chadas, ir Tylee, ir JJ, ir jau miręs Charlesas, visi šitie, ir Aleksas, brolis Aleksas, kerėtis. Visi šitie veikėjai pas mus jau buvo, taip kad mes pilną castingą jau turim. Toliau žiūrim, kaip sekasi jų istorija, tragiška istorija, bet šiaip ar taip mūsų misija šiai dienai yra papasakoti apie kultus ir ką jie padaro žmonėm. Taip kad, taip tai nepatogu, ką padarysi, bet tai vyksta, kad ir kaip tai, man asmeniškai tai skamba visiškai kaip iš science fiction, žinai, kaip, žvaigždžių karus, kad žiūrėčiau. Atrodo nesąmonė, atrodo taip nebūna, bet pasirodo. Ne vienas ir ne du pavyzdžiai yra, kai taip vaiduoklį. Ne vienas ir ne du pavyzdžiai yra, kur, žodžiu, pick your crazy, absoliučiai. Jo, pick your crazy. Vienintelis dalykas, kur aš, niekaip nepikinčiau crazy, kai mes kalbam apie tavo vaiką. Kai tu esi tikrai, būtent išoriškai, ir ne tik išoriškai, tasme, Lori pati yra kalbėjus, kaip jai yra gera būt mama, kaip jai patinka, ir tos nuotraukos, kur jinai yra su JJ, pavyzdžiui, ar ne, jos nėra suvaidintos. Jie tikrai gerai leido laiką. Jie visą laiką buvo tikrai nuostabi šeima, bet Dievas yra svarbiau ir tai, ką sako Chadas apie zombius, yra svarbiau. Ir va čia mes susidurėm su ta liūdnąja smegenų plovimo technikos pusė. Aš vėlgi, ne visiškai sutikčiau, aš tikrai imčiau su drusko žiupsniu, kad tu gali tikrai sufeikinti nuotraukas, gali sufeikinti socialinę mediją, gali apsimesti kaimynam, kokią tik tu nori. Ir papasakok man, jeigu tu nori feikinti, žiūrėk, jinai dar yra nesutikus Chado, kai ji prisiema JJ, kurį norėjo įsivaikinti senelį, bet ne, jis sakė, all good, tegu varo pas mus. Jau buvo ten tokia religinga. Tai taip, tokia, bet turėjome, kad šeima tai jį mylėjo. Okay. For the sake of argument, okay. Aš... Vaikam nieko netruko, jeigu tu pažiūrėtum grinai įrašus, nes jų krūva, tikrai krūva. Tie vaikai, jie tikrai atrodo laimingi. Ar tu gali viską sufeikinti? Ypač kai mes turim autistą vaiką. Aš esu dirbus su autistais vaikais. Jų nepriversi, žinok, pavaidinti. Jo, čia tai taip, čia gerai, čia sutinku. Čia sutinku. Tai vėl, viskas su, kaip tu sakai, žiupsniu druskos, bet. O tai ką mes grįžtam? Iš karto, taip? Iš karto. Mes jau grįžom. Mes jau grįžom, labas rytas. Sorry, biški čia. Sunshine. Žinau, po tiek laiko nesimatymo kartu sunku, bet... Tu čia iš karto iššokai į pokalbį, aš čia dar nespėjau čia. Ai, tiksliai, tai kaip sako. Kas pasikeitė nuo to laiko, kai kartu matėmės? Oi, viskas. Pašnekėsim kitą kartą. Vėliau papasakos. Kai mama ir tėtį negirdės. Aš visa ausys. Tai gerai, tai mes praeitą kartą baigiam, kad Lori ir Chadas, beje, buvau pamiršus paminėti, kad buvo tame ir Chadas, gabeno vaikų daiktus į tą konteinerį, ar ne? Saugoma. Spalio 9 Chado žmona Temi, apie kurią mes jau esam kalbėjęs, Tamara, kalbėjus, parašo įrašą Facebook'e, kad įspėtų kaimynus būti atsargiems, nes tą dieną prie jos priėjo vyras su kauke ir čia aš nelabai supratau pati, nes skirtingai pasakoja, ar tai iš dažasvydžio, ką aš manyčiau, kad taip, ar tai iš šratasvaidžio ginklų paleido ją kelias serijas. Okay.
Okay. Tai Tamė apie tai praneša netgi ir 911. Ji paskambina ir sako, aš tiesiog noriu, kad tai būtų, žinai, rekord, tipo, užfiksuota. Jo, ir man patinka, kad ir jinai praneša 911 ir jau dabar negyvas Čarlzas, Lori vyras, irgi pranešė 911. Jis išsikvietė pareigūnus, ar ne? Bet, nesueina kažkur informacija, ar ne? Nėra sistemos bendros. Kai ji ėmė šauktis pagalbos, kaukėtas vyras pasišalino. What the fuck, šiaip, bet praėjus 10 dienų nutinka nelaimė. Ir šį kartą jau Čadas turi skambinti 911 ir pranešti, kad jo žmona, surprise, surprise, per miegus natūraliai mirė. Patologija atsiklausė, ar šeima norėtų skrodimo, bet kažkodėl Čadas sako, žinokit, ne. O tai kas nusprendė, kad jinai natūraliai mirė? Čadas pasakė. Po to vaikai netgi irgi sakė, mama dažnai kentėdavo nuo tokių, nežinau kaip išversti lietuvių kalbą, nudusimo, priepuolių. Tada jie ten patys susigalvojo, kad galbūt jai buvo miego apnėja, žinai, ir visa kita. Visiškai nesąmonė. Absoliučiai bullshit yra. Jie eidavo anksčiau miegoti. Visiškas bullshit. Kaip ir sakiau, tie vaikai keistai atrodė. Okay? Tai, ir jeigu, kadangi nesimato jokios smurtinės mirties, tai jeigu tu pasakai, kad nedaryt, tai ir nedaro. Absoliuti nesąmonė. Ne absoliuti nesąmonė. Mes taupom resursus, taip yra ir Lietuvoje beje. Taip. Jeigu nėra įtariama, kad žmogus mirė smurtinė kažkokia mirtim, kad nieko nėra įtartino, skrodimas nėra daromas. Tai yra papildomi kaštai ir visa kita. Aš tau papasakosiu, su kuo aš susidūriau, kada žmogus numirė miegodamas. Ir skambina policija ir sako, ar jisai turėjo kažkokių tipo ligų ar kažko. Aš, galiu bet ką prišnekėti, ne? Tipo, žinai, ten pasakyti, tą turėjo. Bet tai koks yra mano žodis? Esmė ta, kad susirado šeimos gydytoją. Paskambino šeimos gydytojai, sako, ar jūs galit paliudyti, kad žmogus ten, žinai, gėrė vaistus, ten nežinau, ten apnėja ar kažką. Šeimos gydytojas sako, fuck you, ta prasme, nes čia yra tada mano sprendimas, toks, žinai, mano liudijimas, kad aš, bet turiu omeny, kad be įrašų tokių, tvirtų, žinai, kad tokių, kad tikrai žmogus sirgo ten vėžiu, ne vėžiu ar dar kažko, žinai. Ir tada sako, tipo, tikrai ne, ir tada vežė skrodimą daryti, nes tu negali tiesiog radęs lavoną nuspręsti, kas tarsi lavoną normalaus amžiaus, ne 150 metų lavoną, bet lavoną, tipo, nežinau, ten pę metų, ne, nuspręs, kad, čia turbūt natūralios priežastys, davai, žinai. Sakau, I call bullshit visiškai. Visų pirma, man Amerika visuomet buvo tokia, žinai, svajonių šalis, būtent ant šito, nes ten vyksta dalykai, kurių niekur kitur. Bet ir čia mačiau, kažkokia nesąmonė. Nesu tikra, žinok. Tikrai negaliu, išklausiau tave, bet negaliu pasakyti, kad, tai taip ir vyksta. Mano manimu kartais yra tikrai pasakoma, normali šeima, niekur niekada jokių įrašų, žinai, vaikai, vyras, visa kita, moteris ten, o gal jį kreipėsi dėl kažkokių sveikatos problemų, aš nežinau šitą, aš tikrai čia nepatikrinau vėl. Gerai, tarkim, ta prasme, man nepatinka, bet tęsim. Tik viena toks niuansas, kuris, aišku, paaiškėjo daug vėliau, kad kažkodėl, likus keliom dienom iki Tammy mirties, Čadas 3:30 ryto rašo Lori žinutę. Tiksliau, žinutės. Ir nuo šiol aš, kiek man pavyko išversti iš anglų kalbos, cituoju. Trumpa versija. Įvyko apkeitimas. Tammy yra pragare. 3 lygio demoniška būtybė vardu Viola yra jos kūne. Tai nutiko šiandien 10 valandą ir tai padarė jos sesuo, kuri, kaip visada žinau, yra 3 levelio tamsos būtybė. Viola beveik metus buvo užvaldžiusi mano 12-metę dukterėčią. Aš susisiekiau su Tammy pragare ir ji labai nusiminus. Ji nori, kad Viola būtų kaip įmanoma greičiau pašalinta. Elgesio skirtumai turėtų greit pasimatyti. Prašau, ieškok tam patvirtinimo, nors aš 3 kartus tikrinau ir kaskart gaunu visiškesnius patvirtinimus. Nežinau tikslaus pašalinimo laiko, bet kai tik jos elgesys patvirtins apsėdimą, noriu iškart imtis veiksmų. Man patinka, kad per ranką nebematau tavo akių. Aš negaliu, aš nežinau, ar aš galiu... Ar aš durna, ne? Ne, ar aš galiu stipriau face paliment šitoj vietoj išgirdus šitą žinutę. Tiesiog aš net skaitydama tekstą mačiau tave žodį.
Gerai. Aš nekomentuoju. Bet dabar žiūrėk. Aš turiu omeny, kad tu man pakomentuok. Tu, kad ir kaip būtum įsivlėjus. Taip, jo. Lori jaučiasi aukščiau, Dievas ją valdo, čia atsiranda kitas, kuris sako, kad jie buvo susituokę 7 kartus, ane? Ir tada jisai pradeda sakyti, kad my balls feel it, ane? Ta prasme. Ir tu nekeli klausimų. Tai yra jų kasdienis toksai susirašinėjimas. Tas apsėstas, anas apsėstas, žinai? Kiek tu turi būti? Kas, nežinau... Ar pieno tau trūksta, ar ko? Kas yra tavo smegenyse? Kas ten, ko ten taip trūksta? Ir ar tikrai reikia, ar negalim kažkaip, nežinau, izoliuoti tokių žmonių? Ar negali būti kokia nors... Jeigu jie sėdi dviese ir tarpusai susirašinėja ir panašiai, niekas jų neizoliuoja. Jie ne visai dviese, žinai, pas juos yra visas judėjimas, nepamirštu. Čia ne jie vieni. Ne jie vieni yra. Bet aišku, čia dabar kalba jie dviese. Kaip ir turint omeny, kad jis neprašė skradimo, kad yra šitos žinutės. Aišku, žinutės vėliau. Faktas, kad vėliau daug išaiškėja, žinai, bet šiaip ar taip jo žmona tiesiog palaidojo. Na, netektis. Dabar, kai aplinkui yra tiek streso, Lori vaikai dingia, buvęs vyras nužudytas, Čado žmona irgi anapus iškeliavus. Mūsų 7 ankstesniuose gyvenimuose buvusi šeima tiesiog nemato kitos išeities, kai praėjus 2 savaitėm. Of course. Tu jau žinai, apie ką mes kalbam. Po Tami mirties jie išskrenda į Havajus ir susituokė 8 kartą. Blet, ta prasme. Mazel tov, ką aš galiu pasakyti. Ten yra vėl atskira, nežinau, rimtai atskiro epizodą reikalaujanti, žinai, dalis, tai mes trumpai apžvelgsim, bet jie ten tokie baltai. Čia būtų puikiai idėja Patreonui. Kada nors bus. Ja. Beje, taip, aš turiu net keletą idėjų, tai būkit įspėti, kad būsimiem klausytojam. Nes aš turiu idėjų ir aš nenoriu jų duoti nemokamai. Būsimieji klausytojai, būkite įspėti. Bet iki tol dar praeis laiko, viskas po truputį, čia mes irgi savo sektą renkam, žinai, pabiškę. Labai diena. Jums Dievas liepia mūsų klausyti. Ne, aš net negaliu tokių šūdų sakyti. Ta prasme, come on. Ok, tai, žodžiu, susitokė 8 kartą, dabar kaip jie susitokė? Tai yra baisu, nes internete visur yra šitas nuotraukos, jie yra Havajuose. Aš noriu į Havajus, bet, žinai, pakrantė, vanduo, smėliukas, palmės, jie būtų baltai apsirėdę, jie su tokiais violetiniais vainikais gėlių, žinai, visi ten išsišiepę, visa kita. Ir nežinau, kuriuo metu jie pasijuto visagaliai, bet grįžus po vestuvių, jau Deibelų pora, jau nebe, tiksliau, jį visą laiką ir liko Lori Wallow Deibel. Nežinau, kodėl jie nusprendė palaikyti kito vyro pavardę, bet okei. Čatas, pavyzdžiui, ėmė kaimynams sakyti, kad Lori niekada vaikų iš viso neturėjo. Jo, kam, ane? Nes turi planą. Kokį? Kad nebūtų vaikų. Žiūrėk, neskaitant to, kad jie jau kai užsisakė Havajuose ten tą namelį, jie parašė, užsisakant, kad nebus gyvūnų ir nebus jokių vaikų. Tai jeigu tu dabar važiuoji daugiau negu 4 dienom, kai tu esi vienintelė globėja tų vaikų, tu vežiesi vaikus? Jeigu jie yra ten artimi pilnametystai, tai tikrai gali juos palikti. Gal? Nežinau, šitą neapgalvojau, beje, jo, rimtai, Tailį 17 buvo. Ne, vis tiek anabičių. Tai va, taip. O Lori kažkodėl sakė, kad Tailį mirė prieš metus. Tai jie truputį kažkodėl nesusitarė, ką kalbėtų. Vau, kokia komunikacija namuose. Nežinau, ar geri santykiai tokie. O savo, norėjau sakyti, o savo draugiai, bet noriu pasakyti, kad Lori turėjo tokią draugę Melanie, su kuria irgi beje ten podcastą turėjo religinį, ir ta Melanie irgi buvo labai pasinešus ant religijos, kaip ir viskas, bet ji šiek tiek mažiau dėl jų žinau buvo. Ir tada tai Melanie Lori sako, vėl cituoju, jeigu Čadas yra šėtonas, tai jis tikrai geras.
Nes faktas, kad jos, kalbėjo, kas vyksta, nes, anas vyras mirė, žinai, buvo nužudytas, dabar atsiranda Čadas, kurio žmona miršta, draugė, kad ir dėliulų, bet turi įtarimo, ne? Bet šiaip toksai jo jau pareiškimas, kad jeigu šėtonas, tai geras, apskritai kažkaip ir sakinys. Jeigu ją tokia tikinčia ir Dievo išrinktą sugundo, tai muset labai geras šėtonas. Ir reiškia labai stipriai veikia. Ir tiesą sakant, kad ir kaip būtų, mes po to, žinai, galėsim apie tai daugiau padiskutuoti, bet aš nesu vis dar iki šiol, nors sakau, gyvenau su šitą bylą nežinau kiek laiko, tikra, kas yra pas juos blogesnis poroj. Aš fucking kol kas net pažįstu. Tai va, Melanie, nors buvo ir gera Lori draugė, bet, geriausia, galiausiai jinai neištvėrė tokios draugystės, nes, pavyzdžiui, po vaikų dingimo, jai paskambino Čadas ir sako, jeigu tau skambins policija, tu neatsiliepk. Arba, kai Lori jai pasakė, kad tiek Tylee, tiek JJ buvo tamsios sielos zombiai, tasme jį savo draugai sako, tai ne, o jos vyras Charlesas iš viso demonas. Beje, savo draugiai kulto mama sugebėjo 4 dienas pamiršti, pranešti, kad jos vyras nušautas. Super, jo. Įsivaizduoji, jeigu aš tau pamirščiau, kad kažkas nutiko, ne? Tiesiog, jo, pamiršau. Jo, absoliučiai normalu. Jo, toliau. Tas man... ir dar greitai nebaigė galioti. Tai, aišku, tarp dievų ir demonų visą tai yra smulkmena, ne? Ir dar beje, jinai kreipėsi Melanie, kad jeigu policija paklaustų, ši patvirtintų, kad vienu metu JJ buvo pas ją. Jau, tasme... come on. Smirdi. Jeigu tu man vieną dieną paskambintum ir pasakytum, brangioji, jeigu kas klaus, mano vaikas buvo pas tave tada ir tada, ir aš žinau, kad tavo vaikas jau dingas kuriam laikui, kad ir kaip tave myliu, bibiu, tiesiai į policiją. Tiesiai į policiją ir dar sekčiau, kaip jiems sekasi su to dirbti. Ir dar kokiai psichiatriniai paskambinčiau irgi, kad mane išvežtų, ta prasme. Ne, aš reikės tu tiesiog stebėčiau pati iš mašinos. Jo, bet gerai, teisingai susitarėm. Tai ir kai jinai pasakė jai, kad jeigu ką JJ buvo pas tave, Lori pati, tai policija jau buvo tai pasakius, kad ji buvo pas tą Melanie. Jisai buvo pas tą Melanie. Ir kai pareigūnai konfrontavo tą draugę, jinai pripažino, kad vaikų nebuvo mačius jau kurį laiką ir JJ pas ją tikrai nebuvo. Lori vaikų imta ieškoti tik tais lapkritį, tai yra plius minus po 3 mėnesių, kai JJ seneliai neapsikentė, kad kažkaip įtartinai niekaip nesigauna pakalbėti su anūku, kreipėsi į teisėsaugą, kad šis atvejis būtų patikrintas. Policija buvo su kratos orderiu atvykus pas juos į namus, pas Lori ir Čadą, bet iš kažkur jie sužinojo ir iki patikrinimo jų ten nebebuvo. Kol šalies pareigūnai, kaimynai ir draugai ieškojo dingusių vaikų, Lori su Čadu išvarė, žinai kur? Atostogų? Havajus. Havajus, sure. Tik sausio mėnesį policija paskelbė, kad Lori, vėl sausio mėnesį, ne, jau kiek laiko praėjo, jau pusmetis beveik, kad Lori turi 1 savaitę prisistatyti su vaikais į policiją patikrinimui. Ir spėk. Neprisistatė. Aišku, kad neprisistatė. Pagaliau vasario mėnesį jinai buvo suimta, kovą tik tais grąžinta į Idaho ir jai pateikti kaltinimai. Esmė, kad Lori tiesiog atsisakė pasakyti, kur yra jos vaikai. Ir vis augant susidomėjimui, kas čia po Vilnių vyksta, buvo kalbinta Lori šeima. Jos mama ir sesuo teigia, kad kadangi Lori labai religinga, galbūt vaikai kokiam bunkeriu yra slepiami. Bet tam yra priežastis, nes Lori tai tikrai niekada savo vaikų nenuskriaustų. Šiaip ji taip ir atrodė, iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau, ji tikrai taip atrodė, žinai, ir tas religinis fanatizmas, bleba, jeigu mano sesė taip darytų, aš galbūt irgi galvočiau, kad gal yra bunkeris, bet aš tada skambinčiau ją ir sakyčiau, alio, kur, pasakyk man bent jau, kad jie tam bunkeri, bent kažką pasakyk. Bet kas jos klausė, ji niekada neatsakė, kur yra vaikai. Ji yra pavyzdinė mama, pavyzdinė žmona. Aišku, priminsiu 5 kart žmona. Tai 8 kartą ištekėjusi. Ir 2 iš sutuoktinių po Velėną. O jeigu dar Jėzus Kristus, tai už ją. Jau 3. Super, nieko nebuvo. Beje, eskaluojantis visai situacijai gruodį paslaptingai miršta brolis Aleksas. Bet jisai, tai buvo tas, kuris gynė ją, jis ten užpuldinėjo. Taip, jisai buvo būtent, kad jos toksai, kaip Hario Poterio gynėjas, ne?
Tai jisai buvo būtent toks. Bet, čia mes kalbam vėl apie tą patį Aleksą, kuris grasino pirmam mirusiam vyrui. 18, kuris nuo širdies smūgio tipo. Tas pats, kuris besigindamas nušovė kitą vyrą. Ir tas pats, kuris buvo kartu išvyko į Yellowstone parką. Ir galimai, pabrėžiu, galimai tas pats, kuris buvo su kauke užpuolęs Čado žmoną Temi. Dėl paskutinio, aišku, čia yra mano spekulacija, bet aš taip sugalvojau ir mano manimu tai yra visiškai logiška spekulacija, kad, nes, kitaip, jeigu būtų užpuolęs, pavyzdžiui, Čadas, tai būtų žmona po tiek metų santuokoje atpažinus jį, žinai, su nesvarbu kokio kostiumo, ar ne? Aš taip manau, tiesiog. Tas pats Aleksas, apie kurį Čadas sako. Aleksas turėjo 9 angelus, kurie jam padėjo, nes jis turėjo savo ypatingą misiją šiam pasauliu. No shit. Aš tai, kai aš ruošiuosi kokiai nors temai, aš pavyzdžiui visų tų, kurie yra, taip grubiai sakant, kalti, į tai, ką jie sako, aš dažniausiai stengiuosi net neįtraukti savo tą temą, nes ten yra fucking bullshit. Ten yra tiesiog, yra nesąmonės. Šitos istorijos, kad taip nesuprasi? Gal jo, bet turiu menį, kad, tipo, oi, šitas ypatingas, o tas, gerai, okei. Mes kalbam apie kultus ir kaip, aš sakau, mano misija čia yra ne tik papasakoti apie šitą bylą, bet ir būtent tai, kaip įtraukia ir ką padaro kultai paprastam žmogui, kuris kitu atveju galbūt to nedarytų. Dabar, kai pasakėjai, aš su tavim sutinku, kad, bendram supratimui čia reikia, aš tiesiog piktinuosi, kad kam mes turim klausyti tų fucking debilų, žodžiu, delulų žmonių, tiesiog kliedesius. Negaliu kitaip kaip įvardinti, kaip tiesiog kliedesius. Ir mes turim klausyti ir tipo, tai čia dėl to, toks, aš piktinuosi. Aš piktinuosi garsiai. Kaip būtų, situacija darosi dar įdomesnė. Lori toliau tyli, kur vaikai. Policija susidėlioja tokį timeliną ir pamatė, kaip viskas įdomiai gaunasi, nusprendžia humuoti Dami kūną. Aš jau maniau, kad ten tipo nieko nebus. Ačiū Dievui. Case not closed. Ačiū Dievui, kurio nėra. O jeigu esi, tai atleis mūsų nuodėmes? Aš ten jau pragaračiau. Visų žiniai, nes aš žinau, kad mano pusės klauso mūsų podcast'o, tai jinai tikrai pamena mūsų senelį. Tikrai pamena, bet ačiū kaip keista. Ir mes su seneliu prieš jo mirtį, kad ir kaip tai žiauriai skambėtų, mes pasakėm, kad susitiksim pragare. Mūsų šeima irgi yra verta grieko. Bet mes susitiksim tenais ir aš džiugiuosi, kad aš jį ten pamatysiu. Aš kertų lažybais jau ruošiam, man ten vietą geresnė. Šakės dildina. Jie nukėlė, tik. Keista, beje, toks yra dar vienas dalykas, kad savo vestuvių žiedą Lori nusipirko likus 2 savaitėm iki Temi mirties. Tik kažkiek keista. Bent kiek apsimes, kad tau keista. Taigi gal nežinoja, kad Temi mirs. Vestuvių žiedą. Nes jie po Tami mirties susitokė su Lori, o Lori nusipirko vestuvių žiedą jau prieš Tami mirtį. Supainiau vardu su dukra. My bad. Nusipirko žiedą už tam $6 ir beje pirko iš savo mirusio vyro Charleso Amazon paskyros. Blet, Durnė. Mano manimu tiek groteskiška šiek tiek. Pirkimas įdomus, bet iš kitos pusės mes kalbam apie nemarias sielas, apie Dievo pasiuntinius, tai galbūt jie tikrai numato ateitį ir jie tiesiog žinojo, kad reikia tą žiedą. Ir tiesiog žinok, aš negaliu nepasakyti. Moteris, kurios mūsų klausot, jeigu jūs turit nusipirkti savo pačio žiedą, tegu ir už tram $6, blema, žinokit, hebra, ne tas vyras. Ne tas, sorry, ne. Jeigu vyras tau negali su šitą deimantą padovanoti, pasitaupyti 3 savo atlyginimus, brangioji. Gal mes ir kalbam apie žmogžudystės ir šiaip blogus dalykus, bet čia yra vienas iš blogų dalykų. Aš neprieštarauju. Tai žodžiu, tyrimas eina toliau. Policija atsaka, kad tą rytą, kai Tylee dingo, Alex, jos dėdė, telefono GPS'as rodė, kad šis buvo Čado kieme. Plius minus jis ten buvo 2 valandas. Ir tuo metu Temi dar buvo gyva ir netrukus, kai Aleksas pasišalino, jinai gauna iš savo vyro SMS. Vėl cituoju.
Na, šiandien buvo įdomus rytas. Jaučiau, kad turiu laužavietį sudeginti visas likusias šakas, kol jos nepermirko. Kol tai dariau, pamačiau didelį meškėną prie mūsų tvoros. Aš suskubau namo, pasiėmiau ginklą ir jis vis dar buvo kieme. Aš prisiartinau ir vienas šūvis atliko visą darbą. Dabar jis mūsų gyvūnėlių kapinėse. žinau, bet čia yra literally ta pati žinutė. I call so big bullshit, ta prasme massive bullshit. Aš sakau, jeigu kam nors kilo klausimas, kad ką, blėt? Jezu, blėt, nors jie tipo Dievo apšviesti, bet nėra pačios šviesiausios lemputės parduotuvėje. Tai jo žmonos reakcija iš esmės buvo tokia pat, nebent jos atsakymas good for you, reiškia, kad nors kito. Gerai, bet šiaip blogi dalykai. Toliau. Kai dingo JJ, Aleksas vėl buvo užfiksuotas Čado kieme, tik šį kartą 17 minučių. Taigi 2020 birželio 9 abiem toliau atsisakant bent ką nors pasakyti apie dingusius vaikus, remiantis būtent šitais GPS signalais, pareigūnai gauna leidimą patikrinti Čado nuosavybę. Kas man yra šiaip keista, turint omeny jų teisėsaugą, bet gavo, all good. Ir kasdami vietose, kur panašu, kad Aleks daugiausia buvo, dėja pareigūnai negiliuose kapuose randa du kūnus. Mes to ir turėjom tikėtis, ar ne? JJ mirties metu vilkėjo raudoną pižamą. Ir man čia yra... jis yra vaikutis. Jis yra autistukas vaikutis. Blet, kaip jūs taip galit, bet... Okay. Jo kūnas buvo įniotas į plastiką ir palaidotas po medžiu. Tuo tarpu Tailė kūnas buvo supjaustas gabalais ir sudegintas. Ir jos palaikai, už tai užtruko divanas, ne? Ir jos palaikai buvo rasti būtent tose gyvūnėlių kapinėse, kuriuose trūko to meškėno, kurį Čadas teigia nušovęs. Taigi Čadas pagaliau tampa pagaliau irgi suimamas ir kartu su Loriais apkaltinamas pirmo laipsnio žmogžudystėm. Čadui prikabina ir temi mirti kaip nužudimą, o Lori apkaltinama sąmokslu nužudyti savo vyrą Čarlzą. O kai autopsiją padarė to žmogaus, tai ką rado? Asphyxiation. Dabar tai gali būti dėl daug ko, ar ne? Mano manimu, tai yra dėl to, kad jie tiesiog fucking pasmaugė, ar ne? Bet taip, iš tikrųjų, tai gali būti, kartais būna tokios glandos padidėja ir užspaudžia trachėją, su miego apnėja tokių variantų būna, tarsi yra dėl ko ir kito tai būt, bet come on, mes kalbam apie šitą situaciją, čia nebuvo kitos, come on. Žodžiu, toliau jų byla yra tragiškai ilgai vilkinama ir du Lori advokatai kažkodėl, ne iš karto, o vienas, po to kitas, kažkodėl nusirašo nuo bylos. Tai įdomu, kodėl. Kraupiai atrodo, kad Lori, būdama kaltinamųjų suole, tiesiai ir su šypsena žvelgia į kameras. Jeigu žiūrėtum, kad nors kaip vyksta teismas, tiesa, fucking kraupus tas žvilgsnis yra toksai, žinai. Aš įsivaizduoju toks, aš žinau geriau. Taip, visiškai. Aš nekalta. Taip turėjo būti. Grinai va tas žvilgsnis. Ir 2021 rugsėjį Čado vaikai, čia tie, kur sakiau, kad ne, fotokistai atrodo, stoja už savo tėvą ir sako, visi, kad jis negali būti kaltas, sako, ten aš žiūrėjau irgi video, kad, sako, labai sunku suprasti, kai sako, kad mūsų mama mirė nuo uždusimo, bet, čia tikrai netėtis kaltas. Ko tau, blėt, dar reikia iš įrodymų? Čia įdomu, šiaip. Tavo tėvo kieme iškasė 2 lavonus. Jie sako, kad jį pakišo. Kad tėtis taip nebūtų niekada padarė. Žinutės visos gi yra paviešintos. Ne. Iki tiek yra delusional visa šeima irgi, kad ne. Ir iki šios dienos jie tai neigia. Tėvas nekaltas. Gal kaupinimo mechanizmas irgi? Bet jūsų mama mirus. Vėl, kaip ir sakiau, jis turėjo charizmą. Ne? Net kai tau faktai tiesiai į veidą tieškiami. Kai mes kalbam apie sektą, tau faktai yra nusišikt. Bet ta charizma kažkaip irgi biški griūna. Ypač kai nebematai to žmogaus, jis uždarytas yra, ta prasme, mažiau reikės. Sudėdėjus ir daugiau tų tokių, kur vis dar... Come on, galų gale. Šitasgi... Taip, žinau. Pamiršom pavardę. Taip, jis buvo kalėjime, ir kas pasikeitė toliau varė. Kaip jisai? Taip, tas. Mansonas. Taip, Mansonas. Ačiū. Man būtų neštėjęs smegenis, žinok, dabar ilgą laiką.
Jo, tai jo, okei. Tik 2023 balandžio 12 įvyksta teismas, 23, ne? Come on, mes 24, jeigu kam kyla klausimų, mes esame dabar 24 Liepos 6. Išleisim šitą seriją Velnias žino kada. maždaug rugsėjį Kai arba norėsim, spalį. tada gerai, nesvarbu. Kaip bebūtų, 23 balandžio 12, tai yra netaip ir seniai įvyksta teismas, kuriame Lori Wallow-Daybell pripažįstama kalta dėl visų kaltinimų. Beje, vaikam jau gulint po žeme, nuostabioji kulto mama vis dar ėmė jiems skirtas valstybinės išmokas. Ane? Bitch. Va čia. Čia yra tavo bitch viršūnė. Mano manymu. Tai neįim tada. Neįim. Liepos 1 Lori paskiriama bausmė iki gyvos galvos, bet teisės į lygtinį paleidimą. Ačiū Dievui. Nu, bent tiek, jo. Kablelis. 10 metų už vagystę. Kablelis. Bei sumokėti $50,000 baudos. Teisėjas paskelbė nuosprendį pasakė, cituoju, tu turėjai tiek daug pasirinkimų. Galėjai išsiskirti. Galėjai surasti ką nors, kas pasirūpintų vaikais. Ir kaip valstybė galėjo įrodyti teisme, pasirinkai patį blogiausią ir žalingiausią kelią. Jūs pateisinot visą tai, nusileidai keistą religinę triušių duobę ir akivaizdu, kad vis dar esate ten. Čia yra word, absoliučiai. Taip. Word. Pakelkim rankas už šitą teisėją. Taip, duok 5. 2024 sausio 1 Chadas Daybellas nuteistas, man įdomu, beje, kodėl rimčiau, mirties bausme. Pripažinus jį kaltu dėl savo pirmosios žmonos ir JJ bei Tylee nužudimo. Bet kodėl jam rimtesnė bausmė? Kodėl rimtesnė negu moteriai, kuri pagimdė vieną iš vaikų, kuris buvo užkapotas po to ir uždegintas. Ir kita, kuri autistą prisėmė savo globon, vietoj to, kad atiduotų kitiem, kurį norėjo globot, ir jį irgi mirė pasi. Šiaip nežinau kodėl, bet, gal tikrai yra įrodo, kad jisai turėjo daugiau, pavyzdžiui, jisai sukapojo gabalais, jisai nusprendė nužudyti, jisai, jinai tiesiog komplaino. Ne. Aleksas brolis Chado nebuvo toj vietoj. Lori nebuvo toj vietoj. Alekso mobilaus GPS-as rodė, kad jis buvo toj vietoj, kai vaikai buvo palaidoti. Tai gal palaidoti, bet nenužudyti. Čia tas ant to eina, ta pati data. Nežinau tada. Vieno iš nusikaltimo apžvalgininkų nuomonė, Čarlzas buvo nužudytas, nes Lori norėjo būti su Chadu, bet nenorėjo tiesiog skirti su vyru, nes jis žinojo, kad jis yra neblogai apsidraudęs. Kas yra faina, tai jog neskaitinu, kad jis miręs, kad Čarlzas prieš mirtį pakeitė savo testamentą. Tai yra viską apie $1 milijoną. Bitch! Palikdamas savo sesiai, nes savo žmona, kuri jam šiaip ar taip grasino, jis nepasitikėjo. Bent tiek. Bent kažkokia teisybė viso šito išlikščio istorijai. Ir vėlgi yra tenais garso įrašai, kaip Lori kalba apie būtent tai, žinai, bet jai nelabai patiko. Ji buvo kraupiai užpypinta ir Tylee teko atsikratyti, čia toliau, teorija, kad Tylee teko atsikratyti, nes galimai jinai matė, kaip iš tikrųjų žuvo jos patėvis. Čia yra labai tikimai. Liudininkų nereikia, taip sakant, ar ne? Tada JJ tuo tarpu prisimink, kad jis nebuvo biologinis sūnus. Tai kaip ir trukdo gyventi su meilė savo, ne? Bet ten dar daugiau vaikų yra. Jie visi jau suaugę. Visi kiti yra suaugę, jie visi kiti gyvena atskirai. Buvo tik Tylee, 17 metų, kuriai liko plemba metai, iki kol jį išvarys į koledžą. Ir yra, 7 metais JJ, kuriam, nepasisekė. Kuris galėjo su seneliais gyventi. Tai žodžiu, nenori būti kartu, čia tokia kliūtis ir nežinau, kodėl skirtis nėra išeitis. Čia kalbant jau apie Tammy, tą žmoną, bet žodžiu, taip pat... Ne, tai Amerikoje... Galbūt draudimas vėl? Amerikoje skyrybos yra visai kas kita. O galbūt tiesiog jie pagavo pagreitį, tą norėjau pasakyti, o kas dėl skyrybų? Pas mus yra, kad išsidalini per pusę ir davai babai, žinai. Bet Amerikoje priklausomai nuo valstijos ten gali priteisti alimentus buvusiai žmonai, buvusiam vyrui, priklausomai nuo to, kiek uždirbi. Jeigu nedirba jinai, tai išlaikyti vos ne visą gyvenimą, teisingai. Nežinau, ar Tammy dirbo ar nedirbo, nežinau. Bet turiu omeny, kad, žinok, esmė ta, kad ne vieną ir ne 2 kartus esu girdėjusi, kad tipo buvusio, esamo, bet tipo, jeigu tu išsiskirtum, tai kad tu išsiskirtum yra daug blogiau, negu kad tas žmogus tiesiog pranyktų.
Nesvarbu, kad tu turi rūpintis vaikais, tipo panašiai. Aišku, ten turtas, vėlgi. Blemba, kaip aš nemėgstu tokių įstatymų, kurie tiesiog, perša tau mintį, žinai. Bet ten, vėlgi, sakau, čia labai priklauso nuo valstijos, ar yra prenup, nėra, nuo visko. Bet čia tiesiog viena iš tų tokių... Blemba, matai, Čado vaikai ten irgi jau buvo jau normaliai paaugę. Bet faktas kažkiek nepilnamečių buvo, bet, tame buvo irgi apsidraudęs. Neblogai nepamirškim, kad padidino jos draudimą iki maksimalaus. Ir beje, Lori brolis, ar ne? Tas, kur sakiau, teoretikas, kodėl taip nutiko, ar ne? Jisai sako, kad veikiausiai jis buvo, jis buvo užsakymų vykdytojas. Tai kad jis padarydavo visą tą purviną darbą, būdelis, ir, jis tiesiog per daug matė, per daug girdėjo. Ir, beje, Aleksas tuo metu irgi buvo jau susituokęs, jo būsi našlė, irgi po to liudijo, kad jis sakė, kad tenais jis pradėjo mėtyti namiokus, kad ne viskas gerai, kad jis turi paslėpęs pinigų, kad jeigu jam kažkas atsitiks, jinai spintoj pasimtų tuos pinigus ir bėgtų, žinai, faktas, kad kažkas ne to, ne? Tai va, tai ir jisai miršta. Bet tačiau. Ir, aišku, vėl, mums žinoma, ką mes ir prieš tai kalbėjome epizoduose, kad iš normalių žmonių perspektyvos suprasti nenormalaus kulto sistemą yra labai labai sudėtinga, nes, galų galia kultui veikti reikia socialinės psichologijos. Ir buvo toksai Stevenas Hasanas, jis parašė knygą, kurią aš skaičiau būtent ruošdamas šitam epizodui, nes jisai buvo pats... Kokiu tu šaunuolį? Žinau, tas, wow. Aš sakau, mane šitą bylą, žinok, paėmė. Jisai, autorius šitos knygos, jisai pats buvo kulte papuolęs. Jis, šiaip žiūri, nuobodžiai rašo. Tarsi, aš taip, žinai, pravertom tą knygą paskaičiau, tarkim tai, bet vis tiek jisai ir suklasifikavo daug dalykų ir pateikė gairių, kaip elgtis ir, aišku, faktas, kad papasakojo savo istoriją. Kaip sukurti kultą ir panašiai. Ne visai ta. Bet kaip savo knygoje jisai teigia, kad yra daug įvairių proto kontrolės formų ir dauguma žmonių galvoja apie smegenų plovimą vos išgirdę šitą terminą – proto kontrolė. Bet ta proto kontrolė gali būti suprantama kaip įtakų sistema, kuri sutrikdo individo tapatybę, tai yra įsitikinimus, elgesį, mąstymą ir emocijas. Ir jau, kai tu visą tai sutrikdai, tu gali pakeisti tai į naują tapatybę. Okay? Tai nebesi tu. Ir daugeliu atveju ta nauja tapatybė yra tokia, kuriai pirminė tapatybė griežtai prieštarautų. Jis čia netgi kalba iš savo patirties, kad sako, toks aš buvau ir koks aš tapau, kai buvau sektoj, aš niekaip nebūčiau pasakęs, kad aš galiu taip. Bet tačiau mes turim jį tokį ir jis išėjo saugiai iš tenais, ar ne, grįžo ir jis gali dabar reflektuoti ir sakyti, kad čia buvo dvi skirtingos fucking asmenybės, nors tai buvau aš vienas. Ne? Kiek tai yra praplautas protas, jo. Ir yra labai faina, tai kad kai kurie žmonės, reikalinga, kad žmonės, kurie buvo tame dalinasi apie tai, žinai, ir kurie dar būtent moksliškai nagrinėja, nes vienas yra dalykas pasidalinti forume kažkokiam, žinai, čate, ir kitas, kur tu jau moksliškai išnagrinėjai, kur tu keli hipotezės, kur visą kitą patvirtinim ir, mes žinom, ką tai reiškia. Darbą padaro ir panašiai. Viena iš kulto narių, kuriai pavyko atsitokėti, sakė, kad Čadas nuo pat pradžių apeliavo į tai, kad ji tokia ypatinga. Sakydavo, kad jos misija čia yra pati svarbiausia. Mes, kultas, turim tavim rūpintis labiausiai iš visų. Ir aš mačiau tą interviu su jie, žinai, jau, su policija, žinai, po to padaryta. Ir jinai tokia, kur atrodo, kad žmogus tiesiog nutraukė jai kažkokius haliucinogeninius vaistus ir tada dumaš, the fuck, ir tada pasakojo, kaip viskas buvo, ne? Ir pati atrodo, kad stebisi tuo, kai buvo. Vargšė. Kulto lyderiai, matai, jie labai gerai identifikuoja žmogaus silpnąsias vietas ir pasiūlo būtent tą tokį saldainiuką, kad šie jaustųsi geresni, protingesni, būtinai ypatingesni už kitus. Lori atveju, jai to taip reikėjo, come on. Ir jie tarsi patvirtina tai, ką jų sekėjai norėtų, kad būtų tiesa apie juos. Daugelis socialinių eksperimentų, beje, puikiai parodo, kaip greitai žmonės pasiduoda kitų įtakai. Dabar visai neseniai, aš šiaip mėgstu žiūrėti tuos visus, ir visai neseniai mačiau, kur
į liftą įlipa moteris, žinai, ten yra daugiau žmonių ir, nu, atsistokim, mes visi, žinai, nugarą į veidrodį arba sieną veidų į duris, o visi kiti pasisuka šonu. Ir tokia, the fuck? Ir nepraeina 5 sekundės ir jau pati sukasi. Ir aš galvoju, kodėl? Nu, taip yra, tas masės. Nepatogu, suprantu, bet tu manęs neįtikinsi, aš žinau, kur duris. O kokio bieso man suktis ten? Rimtai, ar negali visa visuomenė, truputį, aš pasidalinsiu savo smegenim, nu, imkit jūs to sveiko proto iš manęs, nu, prašau, kad ir kokia aš beprotė, bet imkit tam, kad nedarytumėt tiesiog aklai, kaip kiti sako. Tik tiek, prašau, tik tiek. Ir už Gražulį kodėl balsavot? Ok, tai dabar prie rimtesnių tokių temų grįžtant yra 4 rimtesnių. Mes ką tik apie tokią bylą kalbėjom, bet turėjau omeny daugiau mokslinių, gal nerimtesnių. 4 pagrindiniai proto kontrolės komponentai yra elgesio kontrolė, minčių, emocijų ir informacijos kontrolė. Ar ne? Mes turim tokius 4 punktus. Ir kiekvienas iš šitų komponentų turi labai didelį įtaką kitam. Ir jeigu tu pakeisi vieną, kiti turi persitvarkyti. Tai dabar tu įsivaizduok, jeigu yra elgesio, niekas čia nieko nedarė, minčių darė, emocijų, informacijos kontrolė. Tu 3 kontroliuoji dalykus, kaip tu gali tikėtis, kad elgesys nesikeis, ne? Yeah. Ir va taip nuostabiai veikia tos visos sektos. Tai kalbant apie šitą bylą, viena iš kulto narių pasakojo, kad kai kalba ėjo apie jau nušautą, ne, Čarlzą, pati Lori perėmė vadovavimą. Ne Čadas siautėjo, o būtent Lori pasakojo, kad demonas Čarlze turi būti atskirtas ir ta narė sakė, galvojusi, kad jie, pasimels ar kažkas panašaus, bet Lori ėmė pasakoti, kad bus naudojami peiliai, kiti ginklai ir dabar, kodėl niekas tada nesikreipia į teisėsaugą, nes, kaip minėjau, daug anksčiau kultuose žmogus yra palaipsniui dehumanizuojamas, todėl Čarlzo nužudymas jau nebėra suvokiamas kaip nusikaltimas. Jis šiuo atveju yra tiesiog demonas, reiškia, jis ar taip jau nebėra šitam pasaulyje, čia tik jo fizinis kūnas, apsėstas piktos dvasios, nuo kurios gali išgelbėti tik mirtis, ir jų misija galų gali yra išvalyti šitą pasaulį nuo blogio. Sutvarkymas, žodžiu, taip, toks kažkoks, jo. Kaip piktžolė, žinai, išravė, tiesiog. Tai va, ir beveik pabaigai noriu tavo ir visų klausytojų teismui atiduoti ištrauką iš Lori kalbos teismo salėje. Tai jeigu esat jautrus šioje vietoje, tiesiog praskipinkit. O galiu aš praskipinti? Ne. Cituoju. Aš visada gedėjau savo mylimų žmonių netekties. Ir šiame mirtingame gyvenime aš netekau daug iš jų. Kaip bebūtų, aš žinau, kur jie dabar yra ir ką jie daro. Aš žinau, koks nuostabus rojus yra. Jėzus mane žino ir mane supranta. Aš, kaip ir visi jūs, gedžiu temį ir savo vaikų. Jėzus Kristus žino tiesą, kas čia įvyko. Jis žino, kad niekas nebuvo nužudytas. Atsitiktinės mirtis buvo. Savižudybės buvo. Fatališki pašaliniai vaistų poveikiai buvo. Aš turiu kitokį pasaulio suvokimą, nes 2002-aisiais, kai gimdžiau Tailį, ligoninėje aš miriau. Aš jutau, kaip mano siela nukrito ant grindų. Stovėjau šalia savo nėščiosios kūno be gyvybės, kol gydytojai stengėsi mane atgaivinti, kas užtruko kelias minutės. Šalia mane stovėjo mano sesuo, intarpas ta, kuri mirė. Aš pasisukau jos apkabinti, nes ji buvo siela ir aš buvau siela. Ir ji man pasakė, kad turi man kai ką parodyti ir mes nuvykom į dangų. Tada aš sugrįžau į savo kūną. Dėl šios patirties aš turėjau prieėjimą prie dangaus ir dvasinio pasaulio. Nuo tada aš bendrauju su žmonėmis, esančiais danguje, tame tarpe ir su savo vaikais. Tada ji ten dar plepa ir plepa. Aš nenorėjau iš rojaus grįžti į žemę, bet man Jėzus liepė, nes turėjau nebaigtų darbų, kurie man buvo paskirti padaryti dar prieš man pačiai gimstant. Kartą po savo mirties Tailė atėjo pas mane ir man pasakė, liepė man. Nustok rūpintis, mama, mums viskas gerai. Kai Džeidžiai pirmą kartą mane aplankė, jis apsikabino mane ir pasakė, tu nepadarai nieko blogo, mama. Aš tai myliu ir žinau, kad kiekvieną mano gyvenimo minutę mane mylėjai. Ir taip toliau.
negaliu aš tos kalbos pilnai. Tiesiog negaliu, nes, blėt, čia yra... Bet... Bet esmė, kad jį tuo tiki pati. Bet aš dar galvoju, kad baisiausia, kad jį tuo tiki. Nesupranta, ką jinai blogo padarė, absoliučiai. Ji tikrai galvoja, kad jinai nužudė ne savo vaikus, o demonus. Kaip gali būti taip išknistas protas? Bet jinai buvo nustatyta pakaltinama, nebuvo taip. Taip. Buvo daryti visi tyrimai, visos ekspertizės, jie būdavo tiek Čadas, tik jinai buvo pakaltinami. Buvo ilgiau ten užtrukta truputį, bet galiausiai. Jau dabar tikrai pabaigai informacinis toksai bukletėlis. Ką daryti, jeigu įtari, kad žmogus pateko į sektą ir ką daryti, jeigu atsitokėjai, kad ten pats esi, ar ne? JAV, pavyzdžiui, veikia perprogramavimo programos, orientuotos būtent į kultų narių resocializaciją. Ir dalis tokių programų kainuoja apie nuo 18 iki 30 tūkstančių dolerių. Svarbiausia babkių reikia turėti, prasme, gyvenime. Jo, bet matai, jos tenais tokios balansuojančios, žinok, ant ribos teisinės, teisėtų veiksmų. Tai, tiek užsienio, tiek lietuvių literatūroje radau tokių veiksmos jėgų variantų, ką daryti, jeigu artimasis prisijungia prie sektos. Tikrai nemeluosiu, lietuvių kalba yra žiauriai mažai informacijos, bet vėlgi ir sakau, mes po sovietų nebelabai paimami mūsų esam, žinai. Galbūt ateityje. Eik tu šik su savo čia, žinai, idėjom, galbūt, jo. Tai žodžiu, pasakysiu tokius 5 punktus, ko tikrai nedaryt. Jeigu, apdruka, ne? Nežudyt nieko. Ne, ko nedaryt, jeigu tavo artimasis pateko į sektą, jau kur tu nutokia, ne? Vis tiek still galioja. Nežudyt nieko. Taip, jo. Ne, šiaip nebūtina žudyti, tikrai yra kitų būdų, come on. Susivaldžiau, gerai. Tai pirma, ko tikrai nedaryti? Pirma, nenutraukit santykių su tuo žmogum, tikėdamisi, kad tai galbūt padės jam atsikvošėti. Žinokit, kad išlaikyti santykį galbūt ateityje taps, išlaikant tą santykį, galbūt tai taps tokiu tiltu, kuriuo jis grįž. Nes aš asmeniškai irgi tikrai norėčiau nutraukti visus ryšius, ir reiktų šiek. Ja. Toliau, ko negalim daryti? Atkakliai įrodinėti, kad tas žmogus klysta ar juodinti jo pasirinktą grupę, akivaizdu jo arba jos. Žinokit, kad šiuo metu tokie argumentai tikrai neveiks, jie tik gali pakeisti to žmogaus pasitikėjimą jumis. Vėl ką aš tikrai daryčiau? Bullshit, kur tu esi? Durne. Jo, einu. Trečia, visiškai vengti bet kokio pokalbio arba užuominos apie jos religinį pasirinkimą. Kita vertus, neserkite su juo kaip su sunkiai sergančiu ligoniu, kuriam šiukštu nevalia užsiminti apie ligą. Labai svarbu, jeigu sugebėsit parodyti jai, kad gerbėte arba mylite, jį nepriklausomai nuo kokį pasirinkimą tas žmogus padarė, ne, kad pripažįstate jo arba jos teisę rinktis, net jeigu nepritarėt pasirinkimams. Ne, va šitas yra labai svarbu. Toliau. Užsimezgus pokalbį apie religinę grupę, stenkitės įdėmiai klausytis, išgirsti motyvus, kurie paskatino tokį pasirinkimą. Žinokite, kad labai didelė dalis sektų, jų didelė dalis, ką ir tu prieš tai irgi serijose minėjai, kad dalis tų narių, jie tiesiog nubyra. Reikia laiko, taip sakant, ar ne? Bet to nemaža dalis žmonių išbandančių naujas religinės grupės tokiu būdu protestuoja prieš aplinką dažnai, ypač, vėl, kai kalbam apie paauglius kokius nors, jie bando pademonstruoti savo nepriklausomumą ir tiesiog, ar ne? Taip, kad va čia yra galbūt fazė. Toliau, prievarta tempti jo arba jos pas psichologą, psichiatrą arba sektų specialistą, Lietuvoje mes neturim tokių lietuvinėje, tai gali sugriauti jūsų santykius. Prievartinis pokalbis su specialistu gali turėti priešingų padarinių, tai yra žmogus gali užsisklęsti savėjais, jausti aukos, kurią supranta tik tokios pat visuomenės aukos vaidmenį, taip sakant, jis dar giliau panirsta į sektą, nes ten jis su kažkuo faktas pasikalba, ar ne, taip toliau. Tai va, tai čia yra tokie, ko nedaryti dalykai. Aišku, vėl, tu negali visiškai sektai, ką padarysiu? Mes pasikalbam, penktadienį susitinkam prie picos. Ne, ponai ir ponios, yra ką jūs galite padaryti ir ką turėtumėt padaryti po teisybei. Tai visų pirma, stengtis, aišku, čia šiaip labai toksai, žinai, soft.
dalykas yra. Nu, tasme, nieko, tu čia labai stipriai. Vėl tu gali, aišku, kaip psichopatas uždaryti tą žmogų kažkur Rusiją, ne? Ir, nu, ir dar klausimas, ar padės, žinai. Jo, veikiausiai bus priešingas poveikis. Tai ką gali daryti, tai yra stengtis daugiau bendrauti su tuo žmogum, nes žinoma, kad daugelį atvejų žmogus pasuka į sektą, nes jam trūksta būtent to tokių tikrų emocinių ryšių bendruomenės įprastoje aplinkoje. Jo, žinai, ir kuo tu daugiau duosi to tokio sveiko priklausomumo jausmo, dėl Dievo, eik į dainų dainelę, ne? Tai vis tiek yra jau. Tai va, tokie yra dalykai labai gerai. Toliau, stengtis kuo daugiau išsamios ir objektyvios informacijos gauti apie tas religinės grupės, kuriai priklauso, va, pavyzdžiui, tavo artimasis, ne? Kuo tu daugiau turi tuos informacijos, tuo labiau tu gali, na, vienas dalykas savo veiksmus apibrėžti, ką tu darysi, antras dalykas, tu gali kalbėdamas su tuo žmogum jau, žinai, diskutuot, o ne tai, kad tai yra blogai. Nežinau kuo, bet tai yra blogai. Matau, kad tai yra blogai. Ne, tu gali jau į kažkokią, žinai, proto sveiko būseną, žinai. Klausimus kažkokius užduot, kažkokias spragas galbūt pamatyti. Va, man čia neaišku, žinai, nu toks. Taip, būtent, visiškai. Na ir paskutinis, tai yra pradėkite kelti klausimus jam arba jai, skatinkite kritišką mąstymą, atskleiskite kitokių alternatyvų galimybę. Aišku, tai labai sudėtinga ir reikalauja to, vat, būtent neblogo tokio pasiruošimo, ar ne, bet, nu, come on, jeigu tu tikrai nori, tu gali. Jeigu tikrai artimas žmogus. Galų galia ta knyga, aš jos tikrai nuorodą įmesiu į šaltinius pas mus. Man asmeniškai yra nuobodi, bet nu, mano ne vienas artimasis nėra sektoje. Jeigu mano artimasis būtų sektoje, aš ją perskaityčiau, susibraukyčiau ir taip toliau, ar ne? Nes ten tikrai yra galų galia žmogus, kuris buvo tame ir ją parašė ir jis nėra be išsilavinimo durniukas, žinai, tai žodžiu. Tai tiesiog siūlau skatinti diskusiją, kas čia kaip nutiko ir visa kita, kad tokių dalykų nebūtų ir kad žmonės nežudytų savo vaikų. Come on. Ta prasme, žmogus mirė už nieką. Baigiau. Nu čia šiaip labai gerai referatą savo pabaigiai su visom tom, žinai, kad tipo ką daryti ir panašiai. Čia mažai yra iš tiesų ką pridurt. Aš tiesiog norėjau, kad jeigu aptruk. Jo, super. Matai, sužinai dar kažką naujo ir galbūt kažkas užsiklikins gyvenime, žinai, ir panašiai, bet, na, aš jau kaip prieš tai sakiau, kas yra su tuo smurtu prieš vaikus, tai man tai yra tragiškai sunku ir girdėti, ir suprasti, ir pateisinti, ir kažkaip pagrįsti, ir, nu, bet, žodžiu, insert a word here, ta prasme, apskritai, nu, man yra tragiškai sunku. Vaikai užnisa, taip. Vaikai užnisa, vaikai visų pirma neapsimoka, kad kaip tu žiūrėsi. Jie neapsimoka, jie užnisa, jie suryja tavo laiką, jie padaro tau strijas ir spanielio papus, bet, nu, spanielio ausis kaip papus. Spanielio ausis, jo. Bet kaip bebūtų, tu jų nežudai. Paprasta. Kad ir kaip, jo. Blogiausiu atveju, vat kaip tas šitas... Teisėjas, ačiū, pasakė, blet, galėjai kažkur palikti, galėjai atiduoti. Visi norėjo, visi tą Tailį ir JJ mylėjo, visa šeimyna plati mylėjo. Ir žinai, ir vat, ką aš sakau, kad manęs nepaliko ta byla labai ilgai, po to jau čia visiškai neįtraukiu į šitą pasakojimą, bet klausiausi, kur iš kalėjimo skambino ar Lori sūnui, ar sūnus Lori, whatever, tas vyresnysis, kuris buvo, nu, su Tailiu irgi tikrai bendradavo, ir jis pats yra labai tikintis, labai girdisi va tame įraše, kad tipo, bet Dievo vardu, kodėl, žinai, ir visa kita, bet jis jau kaukė ten ant tos Lori, ant savo mamos, žinai, jinai pati, beje, labai išlaiko vis tiek tą tokį ramų toną, kad tu nesuprasi, man Dievas liepia. Aš suprantu, kad tu nesupranti, bet yra dabar gerai. Blet, ne? O jisai kaukia, sako, kodėl tu jos man nedavei? Kodėl tu nepasakei, aš būčiau jie pasirūpinus, aš būčiau JJ paėmęs, mes būtume gyvenę kartu. Bet jie nesupranta, kad ten buvo 4 lygio demonai ir, nu, tipo, nebeišgelbėjami. Kaip aš suprantu, kad jie supranta. Man vis tiek yra sunku, kaip tu motinišką instinktą gali padėti po savo įsivaizduojamą, susikurtą kažkokią
liumenų vertinimo sistemą. Jie nemano, kad tai yra įsivaizduojama ir susikurta ir visa kita. Niekas nebando jų pateisinti, bandai kažkiek suprasti, bet iki galo vis tiek negali niekada. Ir vis tiek jiems yra atskira vieta pragare, šalia tų paruoštų kolegiai šakių pagalastų. Senelį, lauk manęs. Yra ir kitos, ir dar bjauresnės paruoštos jiems. Tai, sunku sakyti ačiū. Jo, nesakyk ačiū, nereikia. Tikrai. Ne, ačiū, kad pasirašai. Ačiū, kad atėjai pas mane, ačiū, kad pasidėjom. Puikiai. Ačiū, kad gerai pasėdėjom jo šito iš Šnipiškių studijai. Gražią poštą tau atnešiau. Taip. Ir, ką. Ir tikėkime, kad ateityje tokie kaip mūsų podcastai nebeturės medžiagos tam. Nors, beje, hebra, aš ruošiu dabar tokį. O Dieve, ką aš ruošiu, wow, tai aš pati esu, wow. Ne, tai gal ateityje nebeturės, bet iš praeities dar mes išknisim visokių nesąmonę. Aš būsiu apie viską papasakos. Ne, šiaip prašiau žiauri gerą tikrai, tai stay tuned. Kita, nenoriu sakyti savaitę, kitą kartą mano eilė, tai nežinau, ar stay tuned. Tiesiog bus kažkas. Tavo, man jokas skirtumo, aš viskas jau greitkeli. Tai gerai, tai viskas. Ne, aš ant galo režisierius paleidžia muzikėlę, tau nebūtina dainuoti. Tai tada sakyk, kad te. Tai labanakt, važiuoju. Tai labanakt viskas. Ate.